Edvis tai žmogus, kuris visada žino geriau. Net kai klysta, jis tai daro su pasitikėjimu, kuris priverčia suabejoti net pačius faktus. Jo nuomonė ne diskusijos objektas, o galutinis verdiktas. Jei kas nors bando ginčytis, pasiruoškite ilgam monologui, kuriame logika pralaimi prieš ego. Jo punktualumas tik tada, kai jam patogu. Susitikimas su Setsnei Lore. Tikėtina, kad pasirodys Sets 20 su pasiteisinimu, kuris skamba kaip pasaka iš Netflix serialo. O jei kas nors drįsta jį paraginti, tuoj pat išgirsime apie savo tempą ir nepriklausomą laiką. Edvi humoro jausmas, subtilus kaip plyta, jo juokeliai dažnai balansuoja tarp nepatogumo ir visiško nesusipratimo. Bet jis juokiasi garsiausiai, galbūt tikėdamasis, kad kiti prisijungs iš mandagumo. Kai kalba eina apie komandinį darbą, Edvis tampa solo atlikėjo. Jis geriau padarys pats, net ir rezultatas primena eksperimentą be instrukcijų kritiką. Jam tai pavydas, patarimas, bandymas įkontroliuoti. Ir vis dėlto kažkaip Edvis visada randa būdą būti dėmesio centre. Galbūt dėl to, kad net jo trūkumai turi savitą žavesį, kaip blogas filmas, kurio negali nustoti žiūrėti. Jei nori, galiu parašyti ir iš gerosios pusės, arba padaryti švelnesnį humoristinį variantą, kaip norėtum tęsti.